Atėjo metas paskelbti jūsų išrinktą stilingą atlikėją. Į šį titulą pretendavo Andrius Mamontovas, Edgaras Montvydas, Saulius Prusaitis, grupės Happy Endless narys, Egidijus Dragūnas, Adomas Antvemitins, vokalistas, Jurgis Didžiulis, Linas Adomaitis, Raigardas Tautkus, Alanas Chošnau, Saša Son. Su džiaugsmu noriu pranešti, kad Delfi portalo lankytojų sprendimu stilingiausiųjų šios savaitės atlikėjų tapo Edgaras Montvydas. Puiku. Žiūrovai nubalsavo šį kartą už garsų atlikėją, operos atlikėją Edgarą Montvydą, kuris išties stilingas, aš pritariu visiškai žiūrovų nuomonė. Ir Edgarai, kaip jautiesi tu? Aš esu labai maloniai nustebintas ir šokiruotas, nes tiesą pasakius tik prieš porą dienų atskridau į Vilnių. Ir kaip jūs čia spėjot, ir kaip čia tie žiūrovai spėjo, bet aišku, man labai smagu. Visada smagu būti kažkokiu eusiu. Aš negaliu nepakomentuoti. Atlikėją Liną Adomaitį norėčiau išskirti už jo drąsą Eurovizijos atrankos scenoje dėvėti drabužius pasiūtus iš lino. Tad visos žvaigždės marš į pievas linų pjauti. Man patinka atlikėjo Adomo ekstravagantiška bei skoninga sceninė apranga. Jaunimas, kurių žiūrite, atkreipkite dėmesį į Happy Endless narių aprangą scenoje. Alanai, norim kuo greičiau matyti tavo naujus kostiumus scenoje. Nes ko gero, senieji jau apdulkėjo tavo spintoje.